Sveiki naujienų portalo Balsas LT skaitytojai ir vaizdo konferencijos žiūrovai. Šiandien mūsų konferencijoje vieši politologas ir visuomenininkas Alvydas Medalinskas, su kuriuo mes kalbėsimės apie radikaliuosius jaunimo judėjimus Lietuvoje. Ponas Alvydai, nepaslaptis, kad kovo 11 eitynėse netrūko įvairių incidentų ir po šio renginio visuomenėje kilo diskusija apie tai, kur iš tiesų pasibaigė patriotizmas ir prasideda nacionalizmas. Ir mano pirmasis klausimas jums būtų, kalbant apie jaunimo situaciją apskritai, ar mūsų visuomenė formuoja palankę terpę jaunų žmonių saviraiškai? Aš manyčiau, kad pastarieji keli metai, kai prabilta vis stipriau apie tai, kad reikia kalbėti apie tautiškumo ir patriotizmo svarbą valstybėje, ko anksčiau nebuvo, iš tikrųjų pradeda jau formuoti tą terpę, kad jauni žmonės vėl pradeda domėtis apie tai, kokios buvo tos mūsų tautiškumo šaknis, tiek baltiškosios, tiek lietuviškojo atgimimo 19-20 amžiui, sąjūdžio metais, disidentiniam judėjime, kokia ta mūsų yra kultūra, ar jinai yra tikrai prastesnė už kokią nors kitą europietišką kultūrą, kad jinai yra tikrai neprastesnė, kad ten galima atrasti perlų, gal neperskaitytų šiandieną, nepamatytų dar dailės kūrinių, minčių filosofinių labai svarbių tarpukario Lietuvos filosofų ir dabartinių. Ir atsiranda vis daugiau suvokimo, kad lietuviškumas, tautiškumas nėra blogai, priešingai tai gali būti skatindama tendencija ir aš tikrųjų kaip sąjūdžio žmogus tuo labai džiaugiuosi. Kalbant apie šių dienų visuomenę, jauni, politiškai aktyvūs, pilietiški žmonės, kokiam visuomenės sluoksniui jie priklauso, kokį branduolį galime atskirti ir išgryninti čia? Politiškai, jūs akcentavot vieną labai svarbų dalyką, politiškai aktyvių. Aš džiaugiuosi, kad kiekviena politinė jėga turi savo tą vadinamą jaunimo sparną. Kyla tik tai kitas klausimas. Ar tas jaunimo sparnas yra tas, kuris pasižiūrėjo taip į suaugusius ir sako, taip, tai reiškia, jeigu aš nedalyvausiu jaunimo politinėje organizacijoje, tai aš nepakliūsiu ten, nes mano tikslas yra savivaldybės nario vieta, Seimo nario vieta, gal dar elgtis kaip tu, galbūt užtikrinti savo gerbuvį, kaip anas, žiūrėkime, nieko neatsitiko, jisai nuėjo, užtikrino, ir politika tai yra gera vieta užsitikrinti savo asmeninį gerbuvį. Ar jaunas žmogus, kuris yra maksimalistas, bent jau turėtų pagal prigimtį, ne? Kaip kitose vakarų valstybėse, eina į kokią nors politinę jėgą pasirenka, eina kokią nors jaunimo organizaciją, vienos ir kitos politinės jėgos, dėl to, kad jisai ar jinai, skirtingai negu tie jau vyresnio amžiaus politikai, tiki idėjomis ir vertybėmis. Štai tą antrą tendenciją aš labai sveikinčiau. Ir kiek man tenka bendrauti su įvairių politinių pakraipų, ypatingai pastaruoju metu, jaunai žmonėm, kaip vadino, politinių šeimų atstovais, ta prasme jaunimo, aš džiaugiuosi, kad yra tų idealistų irgi. Bet negaliu nematyti tendencijos, kai yra suvokiama taip, reikia tapti kokio nors Seimo nario padėjėja, tada reiškiasi taip sudalyvauti kompanijoje, kad tas karjerizmas irgi nėra blogas dalykas, bet svarbu, kam jisai reikalingas. Ar tai yra asmeninio gerbuvio naudai, ar tai yra, kad galbūt žmogau gavai žinių, tikrai žinai, kaip jas pritaikyti, ar galvoji, kad žinai, kaip pritaikyti, matai, kaip ta valdžia blogai dirba, net galbūt ir ta, kuri panašiai tavo partija, ir tu nori pakeisti tenai. Tada viskas yra gerai. Tada tas ėjimas į tą valdžią yra viskas tvarkoje. Leos, kad tas netaptų tik karjerizmas dėl karjerizmo, karjerizmas dėl asmeninio gerbūvio papildymo. O būtų labiau kalbant apie idėjas, apie vertybės, kurio dėja mūsų politikoje vietos vis mažiau ir mažiau. Ir paminėjote idėjas ir vertybės, ir čia įdomu būtų sužinoti. Kaip manote, ar mes turime tradiciją, tik ją šiuo metu gaiviname, ar mes kūrėme savo tradiciją žiūrėdami kitas šalis, kur savanorystė ar dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje jau yra ne vieną dešimtmetį, kaip vienas iš, tarkim, ir jaunimo politikos prioritetų? Jo, aš manau, tą tradiciją mes gaiviname visų pirma. Tradicija eina į praeities, aš turim tą tradicinį požiūrį gyvenimą. Mes jį bandom pasižiūrėti, kas buvo tenai gero, gal kas blogo, pastatyti. Akivaizdu, kad mes turėjom per tą 20 metų, daugiau kaip 20 metų nepriklausomybės, turėjom dar vieną laikotarpį, kuris nebuvo labai sėkmingas. Kai mes galvojame, kad mūsų švietimo sistema yra bloga, kadangi sovietinė, nors mano manymu, jinai buvo tikrai nebloga, nes ten dirbo nemažai mokytojų pasišventusių ir net toj komunistiniai sovietiniai sistemai aiškinusių, kas yra Lietuva. Bet štai galvoju, kad sovietinė sistema bloga, reikia pastatyti naują, o tą naują tai reiškia importuoti iš vakarų. Ir vieni siūlė kokį nors švedišką sistemą, kiti amerikietišką, treti anglišką, ketvirti dar. Ir tai buvo kaip mechaniškai perkeliama ir mokoma.
Bet nebuvo pasidomima tuo, kad tose valstybėse buvo kalbama apie švietimo sistemos krizę. Arba jeigu mes kalbam apie švedišką sistemą, tai ten iš viso yra dalykai, kurie mano manimu keistoki, pavyzdžiui, rožinių berniukų ugdymo programa. Aš nenorėčiau, kad mano vaikas, mano berniukas, jeigu aš turiu dukrą, tai dukrą aš nenorėčiau, kad augtų kažkas be lyčių, kažkokia suvokimas, kad tai gali būti berniukas, o berniuko aš nenorėčiau matyti augant mergaitę. Yra lytis, yra gamtos duoti dalykai ir viskas. Tai vadinasi, negali automatiškai perkelti iš jų mums. Čia pastaruoju metu buvo ta idėja apie, jeigu prisimenat, tą nuostabį pasaką apie du princus, kurie myli vienas kitą, arba dvi princesės, kurie myli vienas kitą. Panašių projektų buvo ir daugiau. Tai klasikiniam gyvenime yra kalbama apie tai, kad yra princas ir princesė, kurie įveikia raganas visokias, kurių pasitaiko ir šiandieniam gyvenime, vėliau sėkmingai gyveno, ar ne? Kartu apsivedė, sėkmingai gyveno ir panašiai. Tai su vedybom tas požiūris dabar yra toksai, kad jauni žmonės mėgsta laisviau gyventi, bet štai, kad propaguoti, kad gyventų vis du princai arba dvi princesės, aš nenorėčiau. Kad jie gyvena toj pačioj Lietuvoje, savo gyvena, nes tai yra tokia fiziologija. Aš tą priimu kaip realybę, bet aš automatiškai neperkelčiau. Tai vadinasi, yra dalykų, kur mums yra kai kurie mes gyvenam technologiniam amžiui, informacijos amžiui, komunikacijos amžiui. Akivaizdu, kad kai ką reikės ir kurti. Tarsi yra ir naujovių dalykų. Bet klausimas, kad mes turime visų pirma turėti savo pamatus, savo stuburą, tautos ir valstybės stuburą. Ir jaunas žmogus visų pirma turėtų būti auklėjimas, manau, patriotizmu, meilė savo tėvyniai. O jeigu ta tėvynė kažkuo yra negera, dėl to, kad yra valdžia bloga, ar teismai blogi, ar dar, tai suvokimu, kad aš noriu visų pirma savo valstybėje kažką pakeisti gerą, negu važiuoti kitur, kur jau viskas galbūt gerai padaryta, ta prasme, kitą šalį kokią nors. Ir iš tikrųjų jūs paminėjote labai daug svarbių aspektų, tarkim, švietimo sistemos kūrimas ir mokyklos vaidmuo, ugdant tą jauną asmenybę. Ir šiandien dažnai tenka išgirsti dūsaujant žmonės, ypač vyresniosios kartos, kad mano laikais tai mus to mokykla mokė, o šiuolaikinio jaunimo nebemoko niekas. Kokia būtų jūsų nuomonė, koks yra mokyklos vaidmuo formuojant šiandien jauną žmogų ir ar tiesa, kad ta funkcija mokyklos mokyti ne tik matematikos ir užsienio kalbų šiek tiek nutolo ir nuo to pagrindinio tikslo ugdyti žmogų kaip asmenybę, kaip pilietį? Aš manau, kad sistema yra bloga švietimo mokyklos pastaruoju metu per šios 3-4 metų, esant dabartiniam ministrui švietimo reikalų. Manau, jinai iš viso ėjo žemyn ir ta krepšelizacija ir visa kita, kuri galbūt ir galėjo veikti, bet per daug komercializuotas požiūris buvo švietimo, kuriame dar turi vietos būti ne tik tai pinigams, bet ir moraliai, dvasiai, idėjom, ir visiems kitiem dalykam. Bet mokyklose, ačiū Dievui, dar liko idealistų mokytojų. Už tą varganą atlyginimą jie dirba ne tik Vilniuje, bet įvairiose Lietuvos vietose. Jie moko, jie auklėja, jie yra ta pažiba, apie kuriuos kalbam. Neatsitiktinai aš pats nekartą, jeigu organizuoju diskusijas, kurias tenka organizuoti Lietuvos žinių laikraštį apskrito stalu, švietimo klausimam, švietimo politikai, mokyklai kaip po tokiai, iš tikrųjų skiriu pats labai daug dėmesio, nes tai yra kertinis dalykas. Tai yra jauno žmogaus auklėjimas, šeima ir mokykla. Tai yra du kertiniai dalykai. Ir iš tikrųjų mane labai domina ir ta smetoninės Lietuvos patirtis, tas mokytojo vardas, mokytojo įvaizdis, neatsitiktinai, kai atėjo sovietai, jie vežė tame tarpe ir mokytojus. Jie puikiai suvokė, kad tai yra mokytojai, kurie ir patys myli tėvynę, patys yra tos valstybės patriotai ir auklėja jauną žmogų taip. Ir jeigu bus tokie mokytojai, tai tu sovietinės santvarkos nesukursi. Tai aš norėčiau, kad ir dabar būtų tokie mokytojai, kurie žino, kas yra Lietuva, žino Lietuvos vertybės, kad jie galėtų auklėti taip jauną kartą, kad jinai turėtų savo vidinės nuostatas, vidinį stuburą ir tada ramus galėtų priimti iš kitų šalių, iš pasaulio ateinančius vėjus, idėjas visokias ir panašiai, nes aišku, kad tai yra žmogus turintis jau savo savastį ir požiūrį gyvenimą. Kalbant apie radikaliuosius jaunimo judėjimus Lietuvoje, ar tokių yra daug ir ar jie aktyvūs? Aš tai manyčiau, kad jų tikrai nėra daug ir čia reikėtų įsiaiškinti, kas yra tie radikalūs jaunimo judėjimai. Pavyzdžiui, gerai, Antifa yra kairiosios orientacijos judėjimas, kuris neseniai buvo net sumušę žmogų, kaip yra teigiama. Nežinau, čia dar reikėtų pasiaiškinti. Dėl to, kad jiem atrodė, kad jie yra pernelyg tautiški, o galbūt net ir vos ne, ta prasme, fašistai. Tai tokių dalykų yra. Antiglobalistai, kurie pasaulyje yra labai stiprus, labai pagarsėję kaip radikalai. Skinai,
Ta prasme, kaip judėjimas, kuris neretai bando įsipaišyti arba kokie nors futbolo sirgaliai, bet kai aš vėlgi jos palyginu su Lenkijos futbolo sirgaliais, taip vadinamais huliganais ir banditais, kurių čia mums norėjo šeštadienį ir Vilnių atvežti, ta prasme, kad parodyti tikriausiai, kaip elgtis nereikia. Tai šitie dar tik tai jie, nežinau, apranga, gal kažkokiais šūkiais ten tuos dalykus daro. Bet problema galbūt yra kita, kad štai tie radikalai, kurie bebūtų. Ar mes kalbam, pavyzdžiui, bendrą visuomeninį kontekstą, ne? Nu, kokie nors Murzos ar Mažonų radikalai ateina į normalų renginį, visuomenės renginį. Nuo to visuomenės renginys netampa radikalais. Atėjo jie kaip čia pasakyti, prisitrynė, ta prasme, jie įsitrynė į tą renginį. Tai lygiai tas pats, jeigu kažkas vertina kovo 11, tautiškas, lietuviškas jaunimas eina gatve, jiems Lietuva yra labai svarbu, lietuviškumas yra svarbu, o toj kolonai žengia štai tie, kurios vadina ar skinais, ar skustagalvis, ar dar su sunkiais batais ir tas. Ar nuo to visa eisena yra radikalai? Ar tik tas segmentas? Aišku, mano klausimas buvo jiems, kodėl jūs nepašalintat jų iš tenai, ta prasme, ir nedarot gražios tautinės eisenos. Kitas pavyzdys, Dieveniškėse stovykla. Ne? Buvo čia tuo ir radikalai, čia, nežinia, nacionalistai dar. Ačiū Dievui, kad esu baltas. Ar kam nors tas dviprasmiškumas kilo iš tų jaunimo? Aišku, galima galvoti. Prasme, gal kokie maksimalistui gal ir suprato. Bet esmė yra, esame baltai. Mūsų baltiškosios šaknys. Tai ta kyla klausimas, žinot, kaip tam anekdote. Tai aš sako, žinau, ką tu turėjai menį. O ką jūs ten žiniasklaidoj turėjote omeny, kai užsikabinot ant to baltas? Ką jūs čia ką, rasinė? O kodėl? Jiegi to rasinio tai nesiūlė. A ką jūs turėjote omeny? Kodėl jums čia sukilo dviprasmiškos mintis? Ar ne? Ačiū Dievui, kad esu baltas. Nu, tai baltiškos kultūros. Įsiplauk muilu burną, kad keiksmažodžiai slaviški iš tavęs neitų. Nu, tegu plauna. Iš tikrųjų, ar gerai, kad eina šitie bliksėjimai iš kokių nors jaunų žmonių? Ne, tai nors lietuviškai savo emocijas pareikštų. Tai kiti dalykai, ar ne? Tai vienas kartais sukūriamas laukas, kuriame kas nors parodomas kaip radikalas ir tada tokių dalykų paišoma, ar ne? Ar kaip sakau, jeigu jie prisitrina į kokią nors tokią veiklą. Bet tada kyla klausimas, ar kovo 11-osios eitynėse matyti būtent minėtų judėjimo atstovai patys nori būti ryškus, ar kažkas nori juos rodyti labai ryškiais. Ir jeigu atmestumėm tą faktą, kad tikrai visos žinių laidos ir visos žiniasklaidos priemonės, parodytas vėliavas, atributika ir taip toliau, nemanau, kad nors viena televizija juos ten kvietė. Tai koksgi vis tik tikslas? Ne, pažiūrėkime taip. Eina eisena, ne? O toj eisenui eina segmentas, kur žiniasklaida, mes abu su žiniasklaida turim patirties, ta prasme, dirbti, kur žiniasklaida yra saldainiukas, ne? Jiems ta eisena likusi net neįdomu, jiems net nebuvo įdomu, kad toj kovo 11 eisenui signatarai dalyvavo, sąjūdžio žmonės, disidentai palaikantis jaunimą, kad labai šaunus tautiškas jaunimas dalyvavo, kuris dainavo dainas, kuris reikėjo visus tos dalykus, kurie net tas tautiškas juosteles ant rankojų įsidėjo visai kaip sąjūdžio laikų, kai mes sąjūdžio žaliaraišiai buvo, jie šitos reiškiasi raišius, kad patys palaikyti tvarką. Tas neįdomu. Bet štai skinai. Taip, čia tie, kur mes juos matėm, kitos Europos valstybės. Čia tie, kur gal ir langus dar moka padaužyti, gal dar. O gal dar jūs iššauksite tą šūkį, kuris vieną kartą pasakėte, ta prasme, o gal, klausykit, tai čia būtų skaldainiukas. Ir ten laukia kameros, ten eina įvykiai. Bet ne nuo to nematomas visas įvykis. Lygiai taip pat visuomenės renginys prie prezidentūros. Čia ne jaunimo, bet jaunimo irgi buvo. Kas nenorėjo, nematė jaunimo. Kas norėjo, galėjo pavargusią kokį žmogų, nors pavargęs žmogus, skurdo apimtas atėjęs į tokį mitingą, jis nemažiau yra gerbiamas negu koks kitas gerai apsirengęs ir viską, kuriam teisingumo klausimai svarbu. Bet viena televizijos kamera kažkur labai norėjo Mažono vėliavą būtent filmuoti. Nors jeigu pasakyta, eik iš ten, pasitrauk iš ten, tavęs nereikia. Ar ne? Tai čia yra tas dalykas, iškėsi, ką mes norime, kai mes kalbam apie viešąją erdvę, ištraukti iš viso to konteksto. Lygiai taip pat apie Dieveniškių stovyklą. Ką mes norim ištraukti iš to konteksto. Tai matykim tą visumą, o tas segmentas, sakykim taip, gal buvo ir tokių, reiškiasi, tai klausimo nėra. Organizatorių reikalas, aš manyčiau, irgi būtų nuo tokių negerų elementų jų neimti bent savo tarpą, bet kai daroma kažkokia bendra akcija, tai tu negali išmesti iš kokio nors mitingo ar manifestacijų. Prieina, prisiplaka ir mosuoja savo vėliavom. Paleckiukas koks nors ateis. Reiškia, kaip tu išmesi iš ten?
Gerai, ir jūs paminėjote tą garsų skinų judėjimą Lietuvoje, kad jie taip traukia akį pas mus, o kaip yra kitose šalyse? Ar jie sulaukia tokio padėmesio ir ar vertinami lygiai taip pat? Kitos šalys yra baisiau, jau Lenkiją mes minėjom, ar ne? Bet yra kitos šalis, kuriuose skinai iš tikrųjų, kur jie pasirodo, tai yra ne šūkiai, kur šūkių pakanka ir ne kokie nors papaišymai ant sienų, kur vėlgi Lietuvoje nelabai yra, ne? Tai yra langų daužimas, tai yra automobilių deginimas, tai yra kiti dalykai, tai yra riaušės, neramumai ir panašiai. Tai štai va iš tikrųjų pastatykim tą Lenkų, reiškiasi, tą skiną, ar kokį ten tą futbolo sirgalių, reiškiasi, ir pastatykim lietuvį. Tai lietuvis dar angelas greičiausiai atrodė šalia to Lenko. Ne dėl to, kad anas Lenkas, tiesiog tai tą kultūrą išaugino, ruso tokie patys, reiškiasi, garsai. Toj pačioj Vokietijoje yra, kitur, ta prasme, jų yra ir ypatingai jų galima matyti ir jie tokie labiau, gerai, šitie gal tokie skinai gal labiau tokios į dešinį orientacijos, o tie kairieji, net į globalistai. Kuo jie skiriasi tais kapišonais susidėjusiais čia, tai kad veido nesimatyti ir panašiai, kurie irgi daužo, laužo ir panašiai. Tai štai šitie iš tikrųjų yra radikalai, kuriem vieta ir pas mus turėtų būti paraštėse tos gražios jaunimo veiklos, o jaunimo man tiek tautiško jaunimo, tiek ateitininkų, tiek skautų, beje, tie judėjimai ateitininkų skautų buvo labai gražus sąjūdžio pradžioje ir aš džiaugiuosi, kad tie judėjimai atgimė. Tiek jau, kaip sakiau, net ir tos atskirų politinių jėgų, tos šeimos, tos jaunimo grupės, tiek jaunimo iniciatyvos, pavyzdžiui, tokios darom. Gerai, čia yra jaunimo iniciatyva, ne jaunimo. Kai jauni žmonės dalyvauja, jos yra labai gražios. Tai mes turim marginalinį ratą žmonių šitą viso veikloje labai nedidelį. Net skaičiau, greičiausiai mažesnį negu įvairiose kitose valstybėse. Ir kalbant apie šių žmonių, taip pasakykim, kabutėse politinę motivaciją, nes kiek man pačiai teko stebėti ir šių metų kovo 11 eitynes ir ankstesniais metais, tai yra santykinai jaunas žmogus stovi su tuo skandalingu šūkiu. Su katru iš jų? Kuris čia yra skandalingas šūkis? Kalbant apie kovo 11 eitynes, pasirodė provokatoriai su šūkiais raginančiais žydus lauk, aš manau. Ar tikrai buvo šitose eitynėse? Ant plakato Juden raus. Vėl buvo? Keletą kartų buvo. Šito aš nežinojau, kaip tik sakėte, kad atrodo šį kartą apsėjo, ta prasme, jau keletą metų be jų nėra, kad net vasario 16 irgi nebuvo, bet jo, jeigu tokie dalykai pasirodo, tai yra Ar tas jaunas žmogus supranta, kokį politinį krūvį turi tas šūkis ir tada kitas klausimas, o galbūt jie radikalai, jie prijaučia tik teoriškai vieną ir kitai politiniai sroviai, galbūt tai yra jaunystės veržlumas išeiti ir kam nors rinktelti. Ne, klausimo nėra. Tai maksimalizmas yra jaunimo toks ženklas, ar ne? Mes jau kalbėjom tai, kad labai norėtus, kad kai kalbam politinių partijų, ten partnerius jaunus, kad maksimalizmas pasireikštų vertybių skalės išryškinimu, tuo jaunatišku maksimalizmu, kad štai, kur jūs ten nuėjot susitaikėlišką politiką, o mūsų vertybės ten kokios liberalų, konservatorių, socialdemokratų, tautininkų yra va tokios, a jūs tenai, reiškiasi, tokie, ne? Jau, bet kai mes kalbam apie šitą dalyką, tai taip, aš netmetu tokio dalyko. Pavyzdžiui, vienas iš tokių maksimalizmo pasireiškimų, kurį galbūt kitas smerktų. Tai yra skirtingas traktavimas to, kas vadinamas laužytas saulės ženklas. Ne? Tarptautiškai jisai turi labai bjaurų pavadinimą, nes nacių režimas jį iš tikrųjų panaudojo kaip savo ženklą ir panašiai. Ne? Bet tie, kurie yra baltiškos orientacijos, jie žino tą baltiškąją kilmę. Ir štai, jeigu koks nors jau vidutinio amžiaus, vyresnio amžiaus žmogus, ten jų tėvai, ten galbūt net ir labai tautiškai skaitų, mielas mano, arba mieloji mano, dukrelė, sūnau, reiškės. Supranti, reiškės, tai iš tikrųjų yra toks baltiškas ženklas, bet štai tas režimas jį taip sugadino, kad jo reanimuoti negali. Bet ką jaunas žmogus padarys? Jaunas žmogus pasikabins tokį ant kaklo, gal net stilizuotą, kad nesikabintų ten kas nors, ne? Ir vaikščiosiu. Ir džiaugtis, kad žiūrėkit, jūs tenai susitaikėliškai, jums ten tas režimas, tą padarė, jūs dėl to tą ženklą esate pasirengę užmiršti, kuris labai svarbus baltiškas ženklas gal. O aš įrodysiu. Ir jie nepaaiškinsi. Tarsi jaunam žmogui sunku, kad tai svastika, kad tai yra baisu, kad tai tokie žmonių žudimai, ta prasme, tokios tragedijos įvyko ir panašiai. Štai, pavyzdžiui, maksimalizmas. Bet gerai, pasižiūrėkime maksimalizmo situaciją iki sąjūdiniam laikotarpį. Kuo buvo laikomi tie žmonės, kurie senamiestį rinkdavos vaibos arba stiklių kavinį? Tai buvo vieta, kur rinkosi tas vadinamas neformalus judėjimas, toks atsuktuvas buvo lyderis, kuris dabar toks yra labai solidus žmogus. Ar ten kiti? Jie buvo laikomi radikalai. Jie buvo laikomi radikalais, kad jie vos nemuštynės gali sukelti dar, ar gali ar negali, čia kitas klausimas.
Jauni žmonės. Kad jie maištauja, protestuoja. O dabar Prancūzijos revoliucija 70-mečio. Nu tai jo, ten privedė prie barikadų, prie automobilių degimų panašiai, bet tai jauni žmonės buvo, kurie mato tą neteisingą gyvenimo tikrovę ir jie išeina prieš ją protestuoti. Aš atvirai pasakius, labai pasigendu šiandieną įvairiuose visuomeninėse akcijose, bet aš tikiu, kad mes sulauksim ir to laiko, kaip Sąjūdžio laiku, kai jaunas žmogus ims galbūt dominuoti visuomeninėse akcijose, už teisingumą, už savo valstybę, už dar kažką, nes kad tai nėra ten suaugusių dėdžių reikalai ir kas nors. Nes tas svarbu man. Taip kaip Sąjūdžio metu, tuose mitinguose buvo labai daug jaunų žmonių, kurių akis degė ir visi supratom, kiek tas yra svarbu. Ar ne? Tai va šito aspekto mes nematom, bet būtent radikalo aš nenorėčiau, bet aš norėčiau to pagrindinio segmento, to jaunimo. Bet problema yra kita, kad jaunimas tapo labai atomizuotas. Aš pats esu dėstytojas, dėstau studentams. Ir kartais sunku pasakyti, kad ten kaip nors sustarkit grupę, įsiaiškinkit ar dar kas nors. Mūsų laikais buvo tokios cementovkės tos vadinamos, ne? Ten grupės susėda, susijungia, ten bendrauja, draugai viską. Ir kiekvienas savo. Absoliučiai kiekvienas savo. Ir kiekvienas dar grįžta vakare, prisėda prie kompiuterio, ten Facebooko, ten dar kažką tai tokio ir panašiai. Ne, aš noriu, kad kažkoks tai nervas gyvas pajudėtų jo jauno žmogaus tarpe, kad suvoktų, jeigu tu čia gyvenimo nesukursi, tai tu ten išvykęs galėsi apsimesti, kad tu esi laimingas į kitą šalį, ten tavęs nelaikys irgi lygiaverčių partnerių, nes Lietuvoje tik lietuviškai yra kalbama ir tik Lietuvoje tas jaunas žmogus gali turėti perspektyvas. Aišku, reikia politiką sukurti tokią, kad tas jaunas žmogus turėtų perspektyvas. Bet tam ir reikia. Gal net išeiti į aikštės ir gatves ir kalbėti. Ir tai yra neradikalizmas. Pasidaryk savo plakatą ir ateik ir pasakyk, aš už tą. Tu gali savo poziciją, tave televizijos kameros gal parodys, reiškia, stovinti su to plakatu, reiškia, panašiai. Bet aišku, tikrai neatkreipinėk kitų dėmesio su tokiais šūkiais, apie kuriuos jūs kalbėjote.